Dažnai tie, kurie yra taip vadinamos senos sielos arba žmonės, kurie atėjo padaryti didžiulio perversmo žemėje, turi labai sudėtingą gyvenimo pradžią. Tai sudėtinga vaikystė, sudėtinga paauglystė, netgi dalį savo suaugusiojo gyvenimo. Bet taip pat aš visuomet kartoju, kad kuo buvo sudėtingesnė tavo gyvenimo pradžia, tavo gyvenimo pirmasis trečdalis, tai vadinasi, tuo daugiau tau skirta šitam materialiam gyvenime pasiekti ir turėti. Ir tu esi vizionierius ir tau yra labai svarbu nesusimažinti ir nesumažinti savo vizijos. Tuo pačiu dažnai taip nutinka, kad tokios sielos, tokie žmonės gyvenimo eigoje neturi atraminės sistemos. Ta sistema turi susikurti patys. Todėl yra labai svarbu rasti tinkamus įrankius, tinkamus žmonės, tinkamas sistemas, informaciją, kuri jums rezonuoja ir kuri gali padėti šitoje kelionėje, kol pilnai atsistosit į savo centrą, į savo galią. Ir visuomet pabrėžiu, kad kitas tave gali nuvesti tiek giliai, kiek pats yra nuėjęs. Todėl aš, kai galvoju apie savo gyvenimą ir tuos visus išbandymus, tas visas patirtis, tai tikrai nieko nekeiščiau, todėl kad man tai davė didžiulę išmintį, didžiulį pajautimą, gilų matymą ir dėl to man dabar taip lengva giliame lygmenyje pamatyti kitą žmogų, pamatyti jo žaizdą, žinoti, per kurį kampą prieiti prie to žmogaus, žinoti, kokį įrankį jam duoti, kaip jam padėti. Ir dėl tos priežasties ir nusprendžiau vesti nebe pavienės sesijas, o sukurti mentorystės programas, kurių metu tiesiog galiu palydėti viso proceso eigoje. Taikom personalizuotus namų darbus, turim online susitikimus, kurių metu darom įvairiausias praktikas, meditacijas, susijungimus su savo aukštesniuoju aš, paleidimus. Ir tiesa, kad rezultatai, suvokimai ateina išties greitai. Aišku, tai priklauso nuo individualios situacijos, individualaus žmogaus. Bet todėl, kad aš nevedžioju ratais, mes einam iš karto prie šaknų, prie priežasties. Ir tai gali būti investicija, kuri iš esmės pakeis tavo gyvenimą. Tai jeigu pajautei, kad tavo viduj kažkas suvirpėjo, surezonavo, parašyk man asmeninę žinutę ir susitarsim dėl nemokamo pažintinio skambučio.